Taigi, pramezgiau 6, tai yra 12 eilių ir iš šitos pusės matosi tokios lygios, gražios juostelės gaunasi ir jas skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tai dabar 6 eilutę pabaigsiu šitą pusę, o jau kai grįšiu atgal, aš iš karto jau pradėsiu lenkti šitą vietą kulniuko, kad jinai taip gražiai užsilenktų. Taigi ir žiūrim. Taip pat tuo pačiu būdu viena pratempta, kita nukelta. Tai yra numegzta. Galim visada ir prisimatuoti, kad atitiktų. Kitą kartą gali pasiskaičiuoti ir nebepataikyti, nei tą virbalą įsitraukiau. Dar kartą skaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerai, dabar bus 6. Grįžtam atgal. Tai bus pas mumis po 6, reikia dalinti į 3 dalis dabar mūsų virbalų akių kiekį. Tai bus 6 ir 3. Tai tada čia 3, iš šito šono 3 ir per viduriuką bus 6. Šitą veiksmą vis atliksime kartu. 1, 2, 3. Aš taip skaičiuoju 3, kurios bus. Toliau 1, 2, 3, 4, 5 ir reikia 6, kuri turi būti sumegzta jau su kraštinė viena iš 3. Ir 3. Šitoje pusėje aš mezgu sumažinimą iš blogos pusės. Dabar tik tai nukeliam. Nukeliam va šitaip. Ne šitaip. O nukeliam šitaip atveriant kilpą. Ir skaičiuojam 1, nukeliam 2, išmezgam 3, nukeliam 4, išmezgam 5 ir mums reikia jau šitaip, ne taip, bet iš dešinės į kairę pagauti siūlą ir sunekt. Viską šitų 2 akių neliečiam, sukame į kitą pusę ir vėl skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va, nukeliam, lieka 1 ant virbalo. Apsukam ir vėl persukam. Va, matot, kaip gražiai gaunasi kaselė 1, nukeliam 2, sumezgam 3, nukeliam 4, sumezgam 5 ir čia pakartojam veiksmą iš dešinės į kairę. Patempiam irgi gaunasi va graži kaselė. Lieka 1. Ant virbalo 1 kilputė. Vėl skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5 ir sujungiam su paskutinė 6. Šitai pusė jau yra pabaigtas rinkti. Taip pat vėl įsukam šitą kilputę, va, kokia graži kaselė gaunasi. Ir turi likti mums 6. Nukeliam, 3, nukeliam, 4, 5, sumezgam ir 6, 2 kartu. Viskas. Šita dalis, matot, kaip gražiai užsilenkia mūsų kulniukas. Puikiai. Dabar mums reikia surinkti šituose vietose po 6. Tai va, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kilputės. Rinksime už šitos dalies kilputės, va. Už šitos dalies kilputės akis. Aš anksčiau būdavo, paprasčiausiai, va, kodėl aš pasakiau vašelį reikia. Aš anksčiau būdavo, visada darydavau paprasčiausiai taip, kaip parodžiau, už šitos kilpos dalies ir traukiu siūlą. Bet gaunasi va čia gaunasi skylė. Va, jinai, skylė. Kad ta skylė nesigautų, yra vašeliai be šitos guminės, tiesus kaip virbalas, tik tai vašelis. Tai va, geriau būtų su tuo, bet kadangi čia mažos kojinytės, man užtenka ir šito vašelio. Tai va, pagaunu šitą kilputę ir va čia yra toksai kitos eilės, va, toks pumpurėlis, kaip čia jį pavadinti, nežinau teisingai. Tai va, ir ištraukiu 1, imu 2 ir vėl ieškom tą, pratempiam 2. Taip. Toliau vėl 3. Atėjo mano katė 3. Toliau vėl per šitą pratempiam ir vėl pagaunam tą pumpurėlį 4. Toliau vėl pagaunam, pratempiam. Biškai jums rodyti ir pačiai daryti sudėtinga. 5. Ir paskutinis 6. Va, matot, dabar aš jau, kai esu pratus, aš galiu išimti, bet kadangi siūlas nėra slidus, visai puikiai man sugaudyti išeina. Tai va, jau mes įkomponuojam virbalą į darbą. Čia galim iš karto 3
Arba paskiau 3 akis susidėti ant šito virbalo. Nes jau čia šitoj vietoj dalinasi mums. Pasiemam 5 virbalą į darbą ir mezgame iki kitos pusės, kur mums reikės vėl surinkti akis. Čia irgi yra 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ir vėl 6, 1, 2, 3. Čia būna kartais tose filmuose tokie kutuliukai, jas geriau išimti, kad vaikai labai nekąstų, nes avis yra, ne visur buvo ir mes vis tiek pabaigę darbą įskalbsim. Na ir renkam lygiai tokiu pat būdu, renkame akis šitoj pusėje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pradedam nuo čia. Pasirenkam tą dalį, iš kurios imsim. 1, 2, 3. Nenori klausyti. 4, 5 ir 6. Kažkur čia pagaukim. Neklauso. 6. Padedam ašelį, mums jau nebereikės. 3 ir 3. Taigi, surinkom ant virbalų akis ir 6. Ir ant šito virbalo taip pat užsidedam likusias tas 3 akis. 1, 2, 3. Tai čia bus mums 9. O šitie 2 virbalai, kur kulniukas turi 9 akis, o šitie turi po 6. Tai mes šitose vietose mažinsim kas antrą eilę ir darysim patokį įlenkimą. Ir suvienodysim akis, tada megsime čiurnos dalį. Ne čiurnos, jau čia pėdutės dalį. Mezgam gerosiom akim. 3, 4, 5, 6, 7. O va šitas 2 sumezgam kartu, bet atkreipkim dėmesį, kad turim megzti iš kairės į dešinę. Biški sunkiai pagauti, bet reikia pagauti. Ištempiam va. Susimezgė tokia gražia kilputė. Toliau mezgam ant tų 2 virbalų po 6. Vienas virbalas. Antras virbalas. Čia galima markerių įsidėti, kad mums to dėgyti jau toli, kad čia mūsų pradžia. Dabar, kadangi jau šitas virbalas irgi yra nuo kulniuko ir turi 9 akis, šitoj jau pusiai mes jau iš dešinės į kairę. Iš dešinės į kairę durėme, per 2 akis gaudome siūlą ir pratempiame per tas 2 kilputės, gaunas va tokią kutę. Ir skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dabar eilę mezgame be nuleidimo po 8 ir po 6. Taip 8 dabar mezgame. Ir 2 kartai po 6. Dar kartą 6. Ir 8. Dabar žiūriu, kaip geriau būtų. Išsukam iš kairės į dešinę ir mezgam. 8. Viskas, mes numezgam šią eilę ir vėl pradėsime mažinimą. Dabar jau turi būti mums 7. 2, 3, 4, 5, 6 ir
vėl iš kairės į dešinę gaudom va, antrą kilputę ir vėl mums tokia graži gaunasi grandinėlė. 2 kartai po 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir vėl man reikia čia mažinti. Dabar mes iš dešinės į kairę gaudom siūlą. Va. Ir gausim 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toliau mezgame be pasikeitimų. Mezgame taip, kaip yra. 7, 6, 6 ir 7. Tik tai čia atkreipim dėmesį, kad iš kairės į dešinę siūliukas eina. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. Čia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O čia jau mažinsim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. Paskutinis mūsų eilės mažinimas. Ir čia dar bus žinoma. Ir toliau bus visur po lygiai po 6 akis. Ir taip šitą vat sumažinam. Ir nuo sekančios eilės megsime 10 eilių po 6, ar ne? 10 eilių. Ir tada, kai megsime pačios, ir susitiksim, kai jau pradėsim nuleidinėti kojinytės galą. Va, paskutinis mūsų čia iš dešinės į kairę nuleidimas ir viskas. Mes gauname ant kiekvieno virbalo, dabar jau turime po 6 eilės. Mums gaunasi, va, viskas puikiai. Viską puikiai suskaičiavom. Šitą dalį va iki čia 10 eilių turėsim numegzti pačias ir susitinkam.